duris ir pušų takuoti, greit atplauks laukta banga, bus tokių nedaug. Šiandien mus pasnigelgė, gintarais po kojom duš, tais papuošt galiu tave. Ir pramonės. Baltijos jūra šaukėsi mūsų pagalbos. Ir šis šauksmas turėtų pasiekti kiekvieno mūsų čia esančio širdis. Ir jūsų širdis turi spinduliuoti tą žinią į visas kitas širdutes. Kaip brolis vienuolis Pranciškonas, aš giliai jaučiu jūros kančią. Ir norėčiau paraginti visus mus išreikšti tikrą empatiją Baltijos jūrai. Ji nėra vien tik tai vandens telkinys. Jūra yra mūsų motina, maitintoja, čia nėra žuvų sandėlys. Tai yra maitintoja, kuri palaiko mūsų gyvybės ratą. Ji mums aprūpina maistu, reguliuoja klimatą, teikia dvasinę atokaitą. O užteršdami ją mes žalojame savo pačių gyvybės šaltinį. Empatija Baltijos jūrai reiškia, kad turime pažvelgti ją ne tik kaip į gamtos turtą, bet kaip į gyvą būtybę, kuri turi savo teisę į gyvybę ir švarą, kaip ir kiekvienas iš mūsų. Mūsų atsakomybė yra sugrąžinti jai gyvybingumą ir sveikatą, nuo kurios priklauso ir mūsų ateitis. Kiekvienas lašas, kurį įdedame į šią jūrą, ar tai būtų tarša ar rūpestis, turi įtakos visai mūsų aplinkai. Jei sugebėsime išreikšti empatiją mūsų Baltijai, jei suvoksime, kad nuo jos sveikatos priklauso mūsų pačių gerovė, būsime laimingi keisdami savo elgesį. Tai yra sumažindami taršą, atkurdami ekosistemas, mylėdami ir girdami šią didžiąją dovaną, kurią gavome iš Kūrėjo. Tegul ši empatija skatina mus veikti su atsidavimu ir atsakomybė. Tikiu, Baltijos jūra vėl bus tyra ir pilna gyvybės, kaip buvo kadaise. Linkiu, kad šie mano skaitomi žodžiai giliai paliestų jūsų širdis ir jūs įkvėptų rūpintis Baltijos jūrą. Tegul laužų šviesa simbolizuoja mūsų visų atsakomybę už gamtos išsaugojimą ir meilę jai. Sėkmės renginyje. Valiau. Dėkui už tokius gražius žodžius, na ir jau metas mums įžiebti. Aš gimiau prie Baltijos. Baltija mano yra tėvynė. Aš prisimenu visus savo geriausius draugus, sutikau prie Baltijos jūros, vaikščiodamas ties giruliais, eidamas link Karklės. Tai ir iki pat šiandieną tie žmonės, kuriuos vaikystėje sutikau, jie yra mano geriausi gyvenimo palydovai. Ir mes visada čia rinkdavome ir butelius, ir visokiausias laivų liekanas. Tikrai esu išgyvenęs tikrą tokį santykį. Kadangi šiandieną daug kalbėjau ir